Sveiki, Automobilties skaitytojai. Šiandien esame Vilnius Auto Show 2026 ir aš noriu Jums parodyti kelis įdomius automobilius ir papasakoti kelis įdomius faktus apie juos. Tai angliškas sportinis automobilis M12 su Ford V6 varikliu viduryje, galiniais varomais ratais ir mechaninė pavarų dėžė. Kėbulas yra pagamintas iš stiklo pluošto, sumontuoto ant plieninio rėmo. Nors jis yra angliškas ir jį suprojektavo pats Lee Noble, markės įkūrėjas, jis buvo surinkamas Pietų Afrikoje. Yra labiau skirtas trasai nei keliams, bet labai smagiai važinėja ir vingiuotais užmiesčio keliais. Ir štai turime labai retą automobilį. Fiberfab Bonito, tai yra komponentinis automobilis, tai reiškia, kad jis buvo parduodamas kaip rinkinys, kurį galima susirinkti pačiam savo garaže. Gale yra 1,3 litrų vabalo variklis, visa bazė yra vabalo, tai yra panaudotos kai kurios detalės iš kitų automobilių, kėbulas yra iš stiklo pluošto. Taip pat matote ratlankį su Ferrari logotipu, nes taip galima apgauti kai kurios žmonės, kad tai yra Ferrari automobilis. Ir štai turime priminimą, kad dalykus galima daryti kitaip. Tai yra Mazda RX-8 su rotoriniu varikliu už priekinės aišies, 4 sėdimomis vietomis, 4 durelėmis, galiniais varomas ratais ir mechaninė pavarų dėžė. Tai yra įdomus automobilis, kuris nebuvo labai patikimas, nebuvo labai taupus, bet buvo labai įdomus dėl to, kad yra visiškai kitoks. O tai yra labai ypatingas, labai retas Lancia modelis, tai yra Lancia Tema 832. Ferrari, kaip žinote, savo variklių šiaip nedalina, tačiau šis automobilis turi Ferrari V8 variklį iš Ferrari 308 GTB ir Ferrari Mondial 4 valvolė. 8 reiškia V8, 32 nurodo vožtuvų skaičių. Kai šis automobilis pasirodė 1986 Turino automobilių parodoje, jis iš tikrųjų šokiravo žmonės, nes tiesiog Lancia Tema, kad ir labai gražus Giorgetto Giugiaro dizainas, buvo gana nuobodus automobilis, tačiau šį kartą jis pasirodė su Ferrari V8. Po kaputu yra 2,9 litrų Ferrari V8 variklis iš Ferrari 308 GTB ir Mondial 4 valvolė. Jis per 5 laipsnių mechaninę transmisiją suka tik priekinius ratus. Šis automobilis nebuvo labai greitas, bet tai buvo labai geras GT automobilis kelionėms per Europą. Tai buvo labai brangus automobilis, dėl to parduota jų ganėtinai nedaug, bet ta kaina buvo atspindėta ir salone, kuris yra pilnas odos, medžio ir tokių įdomių patogumų. Pavyzdžiui, galinių sėdynių galvos atramos, jos nusilenkia atgal elektros variklių pagalba. Taip pat šis automobilis turi elektrinį spoilerį, vienas iš pirmųjų automobilių turintis reguliuojamą elektrinį spoilerį, kuris pasislėpia bagažinėje. Spoilerio viršus tampa bagažinės dangčio paviršiumi. Jis yra pakeliamas ir nuleidžiamas rankinėle prie vairo. Šis automobilis buvo vadinamas kaip atvirkščias Porsche 911, nes, kaip žinote, Porsche 911 variklis yra gale ir jis labai stipriai apkrauna galinę varančiąją ašį. Šis automobilis labai yra sunkus priekyje, nes tas variklis apkrauna priekinę ašį ir tai yra labai įdomus svorio pasiskirstimas. 65% svorio tenka priekiui ir 35% galui. Tas spoileris nėra skirtas prispausti galiniai ašiai, jis labiau skirtas stabilumui palaikyti važiuojant didesniu greičiu. Tai yra labai retas automobilis, tai yra Alfa Romeo SZ, Sprint Zagato. Kaip italai vadino Il Mostro, nes jis toks pasižymi labai kampuotomis, tokiamis blokiškomis formomis ir tikriausiai nelabai elegantiškas, bet kai kuriems žmonėms iš tikrųjų labai patinka, man labai patinka. Po kapotu yra 3 litrų buso V6 variklis
jis suka galinius ratus, kėbulas yra pagamintas iš, kaip sakoma, dervos, paprastai tariant, plastiko. Ir tai yra labai retas automobilis. Jis pasirodė 89 metais, iš viso buvo pagaminta tik 1000 tokių SZ automobilių ir visi jie buvo raudoni su tokiu pilkos juodos spalvos viršumi. O tai yra nelabai retas automobilis, Citroen DS, absoliuti dizaino pergalė, labai inovatyvus automobilis, labai gražus, labai aptakus automobilis. Jis buvo gaminamas nuo 55 metų iki 75 metų ir atrodė niekiek nepasenęs, kai jau buvo nebegaminamas. Jis turi hidropneumatinę važiuoklę, kuri buvo labai inovatyvi, jis turi labai patogų, gražų saloną, labai aptakų, labai gražų kėbulą, kurį sukūrė Flaminio Bertoni, kuris prieš tai beje buvo skulptorius. Tik pažiūrėkite šio automobilio detalės, kiek grožiose šiuose detalės, netgi paprastose tose elementuose, nes kaip minėjau, šį automobilį sukūrė skulptorius. Hidropneumatinės važiuoklės dėka Citroen DS galėjo važiuoti ant 3 ratų. Jis be domkrato galėjo pasikelti vieną iš ratų, jeigu būtų reikėję jį pakeisti, pavyzdžiui, nuleidus padangą. Vienas inovatyviausių savo laikų ir visų laikų automobilių. Tiek įdomių faktų galiu papasakoti apie mažytę Vilnius Auto Show 2026 eksponuojamo automobilių dalį. Tai yra renginys, kurį tikrai verta lankyti. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.